Gerai, tai man tai praėjus emocijom, kažkiek ir patostogavus, jau kai bus į naują sezoną darbus, trumpam sugrįžkime į tuos gegužės, birželio mėnesius, jau atėjo tas suvokimas, ką čia visgi pavyko nuveikti. Gal sakyčiau, jau praėjo po truputį, nes vėl grįžom į realybę ir iš tos euforijos, iš to triumfo, kuris buvo sezono pabaigoje, vėl tenka grįžti į darbus ir tie darbai nėra lengvesni nei buvo anksčiau. Kartais praeinu, pasižiūriu tą medalį, kuris kabo namuose ant sienos, bet visumoje jau daugiau galvoju apie tai, kas bus, o ne kas buvo. Aišku, reikia pripažinti, kad tas dėmesys ir susidomėjimas mieste jisai dar vis yra gyvas ir tikrai nėra dienos turbūt, kad netektų pakalbėti ar prisiminti tų įvykių, kurie buvo praėjusio sezono pabaigoje. Bet visumoje, sakau, ta euforija po truputį blėsta, po truputį traukiasi į šoną ir atsiranda rūpesčiai naujo sezono. Tai taip atrodo, kad lyg ir tas suvokimas yra ir tas džiaugsmas yra ir vis dar tas pasididžiavimas galbūt tiek komanda, tiek organizacija, tiek miestų, tiek visais išlikęs ir aš manau, kad tai yra atpildas už tą sunkų darbą, kuris buvo daromas ne vienerius metus, už tą pagalbą, gal sakykime taip, pagalbą rėmėjų, kurie padeda, pagalbą savivaldybės ir paprastų žmonių, kurie eina lankosi rungtynėse, tai yra jiem ta dovana už tiek metų tikėjimo, nenusisukimo, bet dabar jau žiūrim į priekį ir dabar jau artėja naujas sezonas, nebe tiek daug ir liko. Ši vasara kaip niekad trumpa buvo, tai senai jau buvom turėję tokią trumpą vasarą, tai darbų yra ir reikia jos padaryti. Daugam įdomi tema, pinigai, nepaslaptis, kad iškovojus tos sidabro medalius teko dalį tų pinigų atriepti ir premijoms, pačių papildomų finansų galbūt kažkiek atėjo pasiekus šį rezultatą. Pakalbėkime apie tos pinigus, skolos, biudžetas ir visi kiti su to susiję reikalai, kokia situacija yra dabar ir su kokia situacija klubas pasitinka tą naują sezoną. Visų pirma, tai reikėtų padėkoti ypatingai Utenos miesto žmonėm, kurie išpirko bilietus į atkrintamąsias varžybas. Tai buvo labai didelė mūsų finansinė paskata, finansinė paskata mūsų organizacija. Iš tikrųjų, tai buvo neplanuotos pajamos, mes buvom atsidėję į biudžetą žymiai mažesnę dalį iš bilietų. Tai iš tikrųjų labai dėkoju žmonėm, kurie taip greitai ir taip entuziastingai išpirko bilietus į visas atkrintamųjų rungtynes. Tai buvo didelis impulsas mūsų klubui. Kitas dalykas, aišku, norisi padėkoti ir rėmėjam, ypatingai Utenos rajono savivaldybei, didiesiam rėmėjam, kurie pridėjo papildomų pinigų, nes tas išėjimas į ketvertą, kad ir koks jis yra džiaugsmingas ir koks jis yra skambus, bet finansiškai tai yra minusas klubui. Tai džiaugiuosi, kad tie žmonės padėjo, įmonės padėjo ir mūsų situacija iš tikrųjų yra labai neblogai. Mes startuojam praktiškai nuo balto lapo. Mums pavyko sumažinti, ne tai kad sumažinti, bet panaikinti visas skolas, kurios vilkos jau N metų. Jos nebuvo labai didelės, bet tai vis tiek buvo tam tikra dalis biudžeto, kuri būdavo atiduodama praėjusio sezono skoloms ir vėl sukasi tas ratas. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mums pavyko tą ratą pagaliau sustabdyti. Ir, galima pasakyti turbūt nebijant, kad šiai dienai mes skolų neturim. Mūsų klubas skolų įsiskolinimų neturi. Yra kelios sąskaitos, kurios yra dar nepradelstos, tai čia atsiskaitysim, bet tai sumos yra minimalios ir realiai mūsų klubas šiai dienai pagaliau po tikrai labai ilgo tarpo, po labai ilgo laiko yra pradeda sezoną nuo balto švaraus popieriaus lapo. Tai mums yra didelis impulsas artėjančiam sezonui. Labai džiaugiuosi, kad šitos mūsų pergalės labai teigiamai atsiliepia rėmėjų tarpe.
Ir aš tikiu, kad mes kitą sezoną startuosim su tikrai padidintų biudžetu ir ženkliai padidintų biudžetu, kas turbūt atsispindi ir komplektacijoje ir atsispindės dar sekančiuose mūsų pirkiniuose. Tai džiaugiuosi, kad taip yra, dėkoju visiems rėmėjams, dėkoju miesto valdžiai, dėkoju žmonėms, kurie perka abonementus ir rungtynės, vis dar jų yra ir vis dar jie yra prekyboje, tai kas nenusipirko, tikrai kviečiu įsigyti tos abonementus ir aš manau, kad šita finansinė startinė pozicija mums duoda tikrai neblogą impulsą siekti kažko įdomaus ir ateinantį sezoną. Užsiminei apie pasirašymus, apie komplektaciją. Čia pasitinkat ant scenos grįžus su medaliais, berods ir pats gal sakei, kad bandysim išsaugoti tą brandolį. Komandai šiuo metu liko Šaras, Paulius Valinskas, Titas, treneris Laimonas, bet mačiau jau replikų tam tikrų ir socialiniuose tinkluose pas mus apie tą brandolį išsaugojimą, tai gal plačiau galėtum pakomentuoti. Žinau, kad buvo pateikti pasiūlymai dar keliams žaidėjams iš praėjusių metų, kurių dėja išsaugoti nepavyko, tai galbūt galėtum pakomentuoti, kokios to priežastis ir kiek norėjos galbūt matyti daugiau tų žmonių iš praeitų metų. Priežastys yra turbūt įvairios. Faktas, kad nepaisant to, kad mūsų biudžetas didėja, kai kurių žaidėjų finansiniai įnoriai didėjo dar labiau. Tai nelabai ir turėjom kažkokių variantų. Su Maksu situacija aiškiai turbūt visiems, kad čia jokių šansų. Su Hasanu mes gana ilgai diskutavom ir dėrėjomės, ypatingai su jo agentu, bet vėlgi graikų pasiūlymas buvo ženkliai didesnis nei mes galėjom pasiūlyti. Tai žaidėjas pasirinko pinigus, žaidėjas jaunas, nori uždirbti, viskas normalu. Luko situacija, vėlgi, mes tikrai norėjom Luko ir laukiam iki paskutinės dienos, tam mes ir dabar neturim dar 3-4 pozicijos žmogaus pasirašę, nes mes vis vylėmės, kad galbūt pavyks, galbūt turėsim galimybę išsaugoti Luką, bet vėlgi aš kaip suprantu, kad didžiausias svertas buvo tai, kad Lukas norėjo ir bandyti legionieriaus karjerą, tai galbūt ir būtume galėję prisivilioti Luką labai dideliais pinigais, bet tų labai didelių pinigų mes vis dar neturime. Tai vėlgi situacija tokia, kur nelabai ką galėjom padaryti. Evaldas pasirinko arčiau namų buvimą. Vėlgi mes galbūt norėjom šiek tiek palaukti šitoje situacijoje, pasižiūrėti rinką. Evaldas nusprendė nelaukti, tai yra jo pasirinkimas ir atsisveikinom, padėkojom viens kitam už tos metus, kurie buvo čia. Erikas pasirašė labai anksti, taip kad jis buvo nusprendęs turbūt jau sezono pabaigoje, kad kels sparnus iš Utenos. Mintautas, vėlgi mes pasirinkom šiek tiek kitą kryptį komplektacijos. Tai žodžiu, tas brandolio išsaugojimas, jisai kaip ir iš dalies pavyko, nes turime Paulių Valinską, kuris buvo vienas iš 2, 3, 4 kertinių žmonių praėjusio sezono ir Pauliaus išsaugojimas buvo vienas prioritetinių mūsų darbų šią vasarą, tai pavyko jį padaryti. Visi kiti turbūt buvo, reikia sutikti, kad neįmanomi. Tai gaila, norėjosi daugiau matyti tų žmonių iš praėjusio sezono, bet šventa vieta tuščia nebūna. Pabandysim tas spragas atsiradusias užpildyti kitais žmonėm. Manau, kad ta mūsų komplektacija, kuri yra iki dabar, jinai visai neblogai sudėliota. Aš esu gana patenkintas, jo labiau, kad šie metai yra tokie pirmi turbūt, kai man pačiam tenka labiau įsitraukti į komandos komplektacijos klausimus, nes pasirinkom tokią viziją pabandyti šį sezoną nesamdyti sporto direktoriaus, o susitvarkyti patiems. Aš manau, kad visai neblogai čia viskas pavyksta, jo labiau, kad žaidėjų ir agentų bazė tiek aš, tiek Laimonas turim pakankamai didelę, tai nusprendėm, kad turbūt susidėliosim ir patys tą komandą. Esu tikrai patenkintas praktiškai visais be išimties pasirašymais, nes didžioji dalis tų žaidėjų, kuriuos mums pavyko prisivilioti ir buvo tie, kurių mes tikrai norėjom.
Tai viskas yra gerai. Matysim, kaip seksis mūsų dideliam žmogui. Kol kas tai, ką jis demonstruoja Sirijoje, kad ir kaip visi čia gal skeptiškai žiūri tą Sirijos lygą, bet ten po 35 naudingumo balus reikia rinkti ir mėgėjų lygoje. Nėra taip paprasta, tai aš tikrai labai daug tikiuosi iš šio žaidėjo, jo perspektyva, manau, yra didžiulė ir jo spektras žaidimo, ypatingai puolime, taip pat yra praktiškai nuo A iki Z, galbūt dar Ž nėra, bet iki Z tikrai. Tai tikrai galintis daryti daugą, tai aš labai tikiuosi, kad tai bus labai didelė jėga po krepšiu, kurios galbūt mums ir stigo šiek tiek, nes mūsų vidurio puolėjai buvo paskutinis porą trejata metų šiek tiek kitokio plano. Manau, kad jie su Šaru turėtų sudaryti tikrai labai įdomų duetą. Esu tikrai labai patenkintas, kad pavyko prisivilioti Chase Hunterį. Bent jau man asmeniškai šis žaidėjas labai patiko. Manau, kad jis tikrai turintis tokių atletinių savybių, kurios jam gali leisti būti panašiam į Brejų. Tai bent jau tiek ypatingai gynyboje. Puolime taip pat jis tikrai gali susikurti metimą, labai gali būti produktyvus tiek perimetre, tiek prasiveržimuose. Tai manau, kad tikrai turėtų būti labai įdomus žaidėjas, taip, kaip ir kalbėjom po pasirašymo. Tai bus pirmas sezonas Europoje ir faktas, kad jam reikės laiko, kad nebus turbūt stebuklo pirmose rungtynėse, bet mes esam pasiruošę, žaidėjas yra pasiruošęs dirbti, tai manau, kad tikrai galim kažką padaryti įdomaus. Apie Pauliaus išsaugojimą jau kalbėjom. Esu tikrai labai laimingas, kad pavyko Justą prisikviesti Furmanavičių komandą, nes tai yra ne pirmi metai, kada mes domėjomės jo ir kada mes teikėm jam pasiūlymus. Ir pagaliau po poros trejato metų pokalbių su agentais, pagaliau Justą pavyko pasirašyti 2 metų kontraktą. Manau, kad tai yra tikrai tas žmogus, kuris visada duoda energijos, duoda fiziškumo, ko mums labai reikės. Ir rinkdami komandą mes irgi dėliojam taip, kad mes turėtume pakankamai fiziškumo, ypatingai čempionų lygos kovoms. Nes žinom, kokie kūnai tenai bus, žinom, kokie varžovai tenai mūsų laukia, tai norim tikrai fiziškos komandos, kad sugebėtume atstovėti dvikovose. Esu, kaip čia, sujaudintas, galbūt pasakysiu, nepatenkintas, bet sujaudintas Ginto sugrįžimo. Tai yra žmogus, kuris tikrai nusipelnė būti čia, kurio meilė klubui ir atsidavimas Utenos miestui yra maksimalus ir tai yra žmogus, kuris tikrai atiduos visą save tiek aikštelėje, tiek už aikštelės ribų. Kaip ir esu minėjęs, mes bandėm tą viziją turėti jauną žmogų šalia Tito, turėti kažkokį perspektyvą, bet kaip rodo praktika, ta perspektyva nelabai veikia. Negauname mes iš tų jaunų žmonių to, ką norėtume gauti. Tai visų pirma noro, visų pirma darbo, kuris duotų galimybę tobulėti. Tai mes nusprendėm šiais metais tą viziją šiek tiek pakeisti. Ir šalia Tito, aš nesakau, nenoriu dabar pradėti kalbėti, kad Gintas bus 11 žmogus, galbūt jis bus ir 3 žmogus, nes žinant jo fiziškumą ir sugebėjimus ir taip toliau. Bet, tarkim, pavadinkim tai, kad tą jauno žaidėjo poziciją mes nusprendėm atiduoti Gintui ir tikimės, kad tai bus didesnis indėlis į komandą, nesakau, kad į žaidimą konkrečiai, bet į komandą, į komandos raidą, į komandos tobulėjimą, nei tenai mes būtume pasodinę kažkokį jauną žaidėją. Turėjom kandidatų, turėjom variantų, bet nusprendėm, kad visgi šita koncepcija mums turėtų teisintis labiau. Na ir savaime aišku, kad turint šią komandą, reikia kažkam, kad kažkas kamuolį paduotų. Tai nusprendėm pasiimti pagrindinį žaidėjų patyrusį žmogų, kuris
Vėlgi gal pagrindinių žaidėjų pasakysiu, čia taip nėra tiksliai, nes turbūt ir pernai, matant Laimono vadovavimo stilių, mes nelabai turėjom tą starto penketą, jis keitėsi su kiekvienam rungtynėm, bet tokio tikro įžaidėjo funkcijas atiduoti jau patyrusiam žmogui, kuris Vokietijoje pernai tikrai neblogai vadovavo komandai. Taip, komanda nebuvo kažkur tai aukštai, bet pats jo žaidimo stilius, pats vadovavimo stilius mums visai patiko. Tai yra tikras žaidėjas, kuris galės ateityje, aš manau, kad sezone tikrai neblogai kurti progas komandos draugams. Taip, metimų procentas mūsų netenkina, iškart galiu pasakyti, ir 30% žaidimo mums netinka, bet mes pabandysim šitą procentą šiek tiek pareguliuoti, ypatingai metimų selekciją ir tam tikroms situacijoms, kurios bus kuriamos specialiai jam. Tai yra trenerių darbas, aš manau, kad jie tikrai neblogai šitą darbą padarys. Na ir prie šito viso, ką mes jau čia išsivardinom, dar norim pasirašyti 3 žmonės. 1 lietuvį ir 2 užsieniečius. Turim nusimatę tam tikras kandidatūras, laukiame atsakymų. Norim, kad bent jau užsieniečiai tikrai būtų vedantys žmonės, galbūt ir brangiausi komandos žmonės, šitie 2, 2 ir 3 greičiausiai pozicijos, galbūt 4. Bet planas yra toks, kad 4 poziciją paliksim lietuviui, 2, 3 norim užpildyti legionieriais. Tai aš manau, kad mes pasirašysim dar tikrai įdomių pirkinių, jeigu pavyks tos dėrybos, kurios dabar jau yra gana pažengusioj stadijoje. Aš manau, kad mes busime pakankamai įdomiai sukomplektuota komanda, kuri vėl turbūt bus pretendentė muštis dėl to 4, kuris yra siekiamybė turbūt visom 10 LKL komandų. Tai tai komplektacijos gairės tokios. Aišku, dar galbūt paminėti reikėtų trenerių štabo pasikeitimą, ne kad Paulių Juodį pakeitė Henrikas Petrauskas, Paulauskas, atsiprašau. Tai čia buvo mūsų trenerio noras, treneris norėjo turėti savo komandą, pernai prisijungus jau pačioje sezono stadijoje mes nebenorėjom draskyti trenerių štabo. Šiemet vasarą turėdami laiko sudėliojame taip, kad treneris išreiškė savo norą turėti tokį trenerių štabą, mes tam nesipriešinom. Trenerių štabas šiek tiek pakito, bet manau, kad darbas ir noras tikrai niekur nesumažės, tai bus vėl ambicingi jauni žmonės, kurie norės pasiekti kuo geresnį rezultatą. Pakalbėkime apie FIBA čempionų lygą. Visų pirma, burtai jau paaiškėjo, su ko žaisime grupio etape. Kaip juos vertini Malaga, Emilija Redža, Pardubica ir koks galbūt tas tikslas ir kur norėtųs matyti tą komandą po grupio etapą? Bent jau play-inuose. Norėtųsi matyti bent jau play-inuose. Vertinti turbūt čia sunku kažką pasakyti. Faktas, kad ėjom iš 3 krepšelio, tai savaime aišku, kad turėjome gauti kažką iš aukščiau, o aukščiau visos komandos yra pakankamai stiprios ir pajėgios. Galbūt Malaga yra tas topas 1 krepšelio, bet yra kaip yra. Bandysim kovoti, faktas, kad bandysim žaisti. Pakankamai turim informacijos apie mūsų potencialius būsimus varžovus. Žinom, kaip jie komplektuojasi, stebim tą situaciją. Bandysim kovoti dėl play-ino, tikrai bandysim kovoti, aš manau, kad galimybės turim. Kaip bus, pamatysim, kokį demonstruosim patys savo žaidimą, bet norėtųsi būti bent jau play-inuose. Namų rungtynės Vilniuje, apie tai daug jau rašė ir portalai. Trumpai gal, kiek vis labiau tai yra nusivylimas, ar matai ir teigiamų dalykų ir apskritai apie tą visą situaciją su tuo, kad negalim žaisti namų rungtynių čia Utenoj? Be abejo, kad tai yra nusivylimas, savaime aišku, tikrai yra apmaudu, nes prieš tai 2 sezonus žaidėm atrankoj, kur tikrai kainavo didelius pinigus tos atrankos ir niekam niekada neužkliuvo mūsų arena ir mes iškart sakėm prieš užpraeitą sezoną, kad mes tikrai neketinam žaisti niekur kitur išskyrus namuose, bet
kai dalyvavom atrankoje, tai visa situacija, na, kažkaip niekas tai dėmesio per daug nekreipdavo. Bet, na, dabar yra tokia, kokia yra. Gaila, bet turėsim žaisti Vilniuje. Vėlgi tai yra papildomas iššūkis. Tai yra pakankamai nauja situacija. Bet mes tai priimam kaip kažkokį išbandymą ir kiek tenka kalbėti su žmonėm Utenoj, niekas kažkaip labai skeptiškai tai nežiūri, visi yra pasiruošę nuvažiuoti į tą Vilnių. Jo labiau, kad žaisim pagrindinėje arenoje, didelėje arenoje, tai turėtų būti tokia kaip šventė žmonėms, galbūt nuvažiuoti į Vilnių į didelę areną, pabūti, pasirgti už savo miesto komandą. Pažiūrėsim, kiek tų žmonių važiuos, kai reikės važiuoti. Kol kas kalbų yra daug, noro yra daug iš žmonių, noro yra daug ir iš mūsų pusės. Tai mes irgi galvojam tam tikras idėjas, tikimės jas realizuoti, aišku, gal dar ne dabar, bet šiek tiek vėliau, artėjant sezonui pradžią arba prasidėjus sezonui. Aš manau, kad galbūt ir vietinių žmonių, kažkurių Vilniečių ateis pažiūrėti, palaikyti mus, šiek tiek nepaisant to, atsiprašau, čia teks iškirti šitą turbūt, nepaisant to, kad mes ir įveikėme Rytą praėjusį sezoną, bet manau, kad galbūt kažkas susidomės ir mūsų rungtynėm. Lygiai taip pat yra ir nemažai dirbančių Vilniuje uteniškių, nemažai studijuojančių Vilniuje uteniškių, tai nemažai įmonių, kurios yra mūsų rėmėjos, turi savo ofisus Vilniuje, tai bandysime to žmonės kviesti ir aš manau, kad ten ta salė nebus jau tokia labai tuščia. Yra kaip yra, sakau, yra kaip ir papildomas toks iššūkis, papildomas išbandymas, bet tikiuosi, kad susitvarkysime, tikiuosi, kad turėsim tą palaikymą Vilniui šiokį tokį, kad net ir negrinai namų rungtynės vis tiek būtų žaidžiamas prie tokio palaikymo, kuris leisų susikurti šiokį tokį pranašumą prieš varžovus. Tikrai buvo ir tų pastangų įdėta ir tikrai stengiamės tiek mes, tiek Lietuvos krepšinio lyga, tiek Lietuvos krepšinio federacija. Prašym ir Jono Valančiūno kaip garsiausio uteniškio pasaulyje, tarkim, pagalbos, bet nepaisant visų tų dalykų, nepaisant visų pastangų, turime susitaikyti su faktu, kad tiek žaisti Vilniuje. Kitu atveju Čempionų lygos iš vis būtume negavę. Tai iš, tarkim, 2 tokių blogybių pasirinko mūsų galva mažesnę ir pabandysime sukurti šventę uteniškiams Vilniuje. Paminėjai asociaciją Lietuvos krepšinis, kaip prašom pagalbos ir jų ir stengiasi padėti. Pastaruoju metu daug nuomonių apie asociaciją Lietuvos krepšinis, vieni reiškia palaikymą, kiti ne. Kokia apskritai tavo nuomonė apie visą tą susidariusią situaciją, apie visą tą dabartinį reikalą ir kokia galbūt klubo pozicija yra tuo klausimu? Visų pirma, tai reikia turbūt paminėti, kad suprantu, kaip jaučiasi Mindaugas Balčiūnas dabar, nes kai buvo situacija 10 pralaimėjimų, 11 pralaimėjimų serija, tai pats buvo panašiai situacija, kai tos kritikos buvo iš visur ir pilna. Iš kitos pusės, aš savo nuomonę išreiškiau prieš rinkimus vadovo ir nelabai turiu priežasčių tą nuomonę keisti, nes per šituos beveik jau 2 metus, kiek dirba dabartinė valdžia, tai su manim kažkas buvo susisiekę tik tuo atveju, kai vyko tas EDAK cirkas, o daugiau nei kas paklausė manęs, kaip sekasi mūsų klubui, nei kas paklausė, ar mums reikia kažkokios pagalbos, nei kas pasveikino, kai mes rezultatą turėjom gerą. Tai kaip ir savo nuomonės keisti aš nelabai turiu dėl ko. Vykstant visai tai, dar kartą pavadinsiu, nieko nežeisdama, turbūt EDAK nesąmonį, mes kalbėjome apie tai, kad svarstėme netgi tokią galimybę ir klausėme Lietuvos krepšinio lygos, nes mes galvojame iš vis išstoti iš asociacijos Lietuvos krepšinis gretų, nes nelabai suprantu po šiai dienai, nepaisant nario mokesčio, koks dar yra tikslas mums būti tos asociacijos nariu.
Bet kadangi buvo paaiškina, kad norint žaisti Lietuvos krepšinio lygoje reikia būti asociacijos nariu, na tai turėjome likti, bet mes tikrai rimtai galvojame apie galimybę išstoti iš tų narių, bent jau iki to laiko, kol kažkas tenai pasikeis. Tai, na, nepaisant galbūt ir tam tikrų teigiamų dalykų, kur tenai vyksta su jaunimo testavimo programa, tarkim, ir panašiai, daugiau nelabai kažkokių tenai pozityvių dalykų aš ir matau, tai mano nuomonė tikrai nepasikeitė ir, na, tiek aš asmeniškai, tiek turbūt mūsų organizacija, ant to lapelio, kur bus renkami, jeigu jie bus kažkada renkami parašai, palaikymai dabartiniai valdžiai, mes nesirašysim. Tai tokia yra situacija, belieka tik palinkėti sėkmės turbūt Lietuvos krepšinio rinktiniai, mes visi palaikom, sergam, nepaisant to, kas vyksta valdžios sluoksniuose, mes tikrai palaikom Lietuvos krepšinio rinktinę ir linkim, kad jinai ten būtų ir linkim patekti į pasaulio čempionatą. Taip pat turbūt aš tik tiek galiu pasakyti.